Telšių rajone miško pašonėje yra sodyba, kurioje daugiau kaip 10 metį glaudžiasi vilkai, šernai, stirnos, meška ir aibė kitų laukinių gyvūnų. Žemaitijos Žvėrinčiumi pramintos sodybos šeimininkas sako, kad viskas prasidėjo nuo šernės Jadzės. Jadzė, čiuk, 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 čiuk. Čiuk, 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 čiuk. Jinai jau pensijai, o tą Jadzę užaugino Ožka. Ožko Žvėrinčiuje ir dabar atlieka labai svarbų vaidmenį. Kaip juokauja sodybos šeimininkas, jos visą vasarą dirba gidėmis ir sąžiningai pasitinka bei išlydi kiekvieną užklydėlį. O lankytojų Žvėrinčiuje netrūksta. Vieni užsuka atiduoti rastų, sužeistų ar beglobių gyvūnų ar jų jauniklių, kiti atvyksta norėdami iš arčiau pamatyti, kaip gyvena tie laukiniai gyvūnai. Tai ne zoologijos sodas, tai ekologinis švietimas. Ko dabar reikia, nes visi prarado kaimus, prarado net tą visą supratimą, kas tai yra. Va, matot, kai vaikščioja ožkos gidės pasitinka, tai tam nereikia nieko, pavyzdžiui, vienas tai randa ožką, jam daugiau nieko nereikia, nes tą gali paglausti, ypatingai vaikai. Asiliuką pačiupinėti, ant akmens pasidėti ir tai daugiau nieko nereikia tų skaičių, kad tokių gyvūnų, tu tiek skaičius ar kažkokių, tai reikia gyvenimų ir gyvų. Daugelis atvažiuoja, sako, va, mes mažai gyvūnų matėm, būna pasako, aš paklausiu, pas savo bažnyčią eini, sako, einu, adėjo, matot, ne. Tai pabuvimas vietoj gamtoj, tai yra taip pats pagrindas, tu nieko nematai, bet tu įsineši tą energiją, dvasią, kad tu galėtum toliau gyventi, nes be tos energijos dvasios mes esame niekas. Patys naujausi Žvėrinčiaus augintiniai, 3 tokie 1,5 mėnesio slopiukai. Toliau keliaujame prie lūšių narvo. Žvėrinčiaus šeimininkas gali papasakoti apie kiekvieną čia gyvenantį gyvūną, jo būdą ir charakterio savybės. Daugiausiai istorijų prisiklausome apie vilkus. Vienas specialiai mums netgi pozuojant miško keliuko. O kita šeimininkų kieme gyvenanti vilkė tikra garsenybė, apie kurią istorijas rašė net užsienio spauda. Sakoma, kad ji perpranta moterų būdą, todėl jaunikiai prieš vestuves veža čia patikrinti savo nuotakas. Ir reikalinga vyram įsijungt žmoną, nes matot, visi vyras suklysta ir moterys labai paslaptys laiko, nes gali būti uždelsta bomba viduje. Ir jis sprogsta ir būna vėlu. Todėl prieš tai stovėti atveža žmoną, jai prieina, vilkį palaižo ypatingai ir jo dėti paglausti, tai geras žmogus, nes vilkas mato, ką žmogus net valgy. Nes ypatingai nepraras nieko, 1000 metų nesikeitė. Nes jo akys ir klausa mus pralenkė jausmai. Žvėrinčius traukia ne tik smalsuolius, norinčius pabūti arčiau gamtos, laukinių ar naminių gyvūnų. Čia dažnai savo apeigoms renkasi ir šamanai. Vieną iš paprastesnių gydomųjų šamano ritualų išvydome ir mes. Sodybos šeimininkas pasakoja, kad magiškų galių turi ir sodyboje esantys akmenys ir norus pildantis medis, ant kurio tereikia užrišti juostelę su slaptu noru.